jis dabar išjungtas. Labą dieną visi. Taip kaip ir kiekvieną ketvirtadienį sveikinuosi aš, ryšių reguliavimo tarnybos inicijuoto ir Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos globojimo projekto Nei vienas nėra pamirštas vadovė Rita Karpovienė. Kaip ir visada, jau turbūt tapo įprasta. Aš pirmiausia tai dėkoju Senjorų pasaulio, kad leidžia mums Zoom platformoje dalyvauti, būti drauge ir klausytis mūsų projekto lektorių paskaitų. Taip pat labai dėkoju Lietuvių gestų kalbos vertimo centro vertėjams, kurie užtikrina galimybę žmonėms su klausos negalia klausyti šių paskaitų. Na ir žinoma, projektas, kaip ir jau antrus metus, keliauja po Lietuvą ir daro mokymus. Skaito teorinės paskaitas, praktinius užsiėmimus prie kompiuterių, su išmaniaisiais telefonais. Ši galimybė yra kiekviena mieste, mes keliaujam į bibliotekas, mes keliaujam į mokyklas, darome mokymus ir Vilniuje. Ir ganėtinai plačiai. Šis projektas, jeigu jūs nuskenuosite šį QR kodą, įeisite į ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainę, kuriame prie projekto Nei vienas nėra pamirštas rasite artimiausius projekto mokymus. Mokymai vyksta, kaip ir sakiau, įvairiuose miestuose. Visai neseniai Jurbarke įvykusiuose mokymuose dalyvavo ir pats projekto globėjas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ganėtinai aktyviai yra pasinėręs į projektą. Tai drąsina labai daug ne tik vyresnio amžiaus žmonių, bet ir jaunesnių žmonių, kurie internelyg ir viską jau žino, bet jiem reikia daugiau saugumo ar naujų dalykų. O mes paskutiniu metu į visą mokymo metodiką esam įlieję labai daug temų su dirbtiniu intelektu, tiek teoriniu, tiek praktiniu užsiėmimu. Dabar truputėlį padarykime pertrauką ir aš noriu pasakyti, kad vyksta mokymai kiekvieną savaitę, nuotoliniai, hibridiniai, gyvai. Bet šis projektas turi du didžiausius renginius. Tai vienas renginys yra spalio 1 dieną, kada mes darome tą skaitinį renginį Lietuvos Respublikos prezidentūroje ir visi projekto partneriai susirenkame porai valandų aptarti, o kasgi įvyko per metus. Ir ką naujo dar esame suplanavę. Visą laiką renginėje dalyvauja pats prezidentas, jo komanda. O antras renginys yra skirtas saugesnio interneto dienai paminėti. Tai ją švenčia Lietuva kiekvieną 2 vasario antradienį. Ir šiemet vasario 11 dieną Lietuvoje nuvilnijo skaitmeninė banga, kuri iš tikrųjų apvienijo labai daug žmonių įvairaus amžiaus, nuo mokyklinukų iki suaugusių, senjorų. Ir tiek nuotoliu, tiek gyvai prisijungė virš 80 000 Lietuvos gyventojų. Po šio renginio mes susukome su komanda filmuką ir dabar aš labai kviečiu pasižiūrėti 6 minučių filmuką, apie ką buvo saugesnio interneto diena ir prisiminkime, kur mes buvome visi drauge. Labas rytas visiems prisijungusiems prie skaitmeninės bangos. Per Lietuvą nuvilnijo skaitmeninio raštingumo iniciatyva Skaitmeninė banga. Minėdama Tarptautinę saugesnio interneto dieną, ryšių reguliavimo tarnyba pakvietė pradinukus, vyresnius mokinius, suaugusiuosius ir seniorus jungtis prie specializuotų paskaitų nuotolių ir gyvai. Skaitmeninis raštingumas ir to raštingumo trūkumas yra didžiulė problema. Norėdami būti pažangi valstybė, pažangi visuomenė, mes iš tiesų turime skirti tam didžiulį dėmesį. Atvykome, nes yra nepaprastai svarbu ne tik tai išmanyti ir turėti lietuvių kalbos raštingumą, matematinį raštingumą, finansinį, bet tuo pačiu ir skaitmeninį raštingumą. Skaitmeninė banga yra mums visiems didžiulė šventė ir mes nutarėme ją švęsti visi kartu, visa Lietuva.
Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje skaitmeninės bangos renginio pranešimų klausėsi šimtai moksleivių, suaugusiųjų ir net 80 000 prie renginio prisijungė nuotoliu. Man buvo labai svarbu, kad šita transliacija vyksta į mažesnius miestus, į miestelius. Aš pats gimęs mažam miestelį Ukrainoje ir ta idėja, kad mano pranešimai išgirs žmonės, kurie galbūt jaučiasi nematomi ir negirdimi, tai vat man tas yra labai svarbu. Prognozuojama, kad 65% šiandien pradinę mokyklą lankančių vaikų ateityje atliks darbus, kurių dar net nėra. O iki 2030-ųjų imantis net 90% visų darbų prireiks tam tikrų skaitmeninių įgūdžių. Todėl renginio organizatorių ir projekto Ne vienas nėra pamirštas autorių tvirtinimu, šiandien skaitmeniniai įgūdžiai yra būtinybė, o ne prabanga. Jaunimui, vaikams yra labai svarbu susipažinti su skaitmeninė higiena. Įdomiausia man buvo, kai Tomas Dirgėla kalbėjo, kad reikia būti saugam internete. Patiko man ir tas, kur ten reikia labai gerą slaptažodį sugalvojant. Pamėginsiu trumpą, bet sunku. Vaikams turbūt priminti, kad internete galioja tokios pačios taisyklės, kaip ir galioja visuomeniniam bet kokiam gyvenime ar klasėje, kad pagarbiai, draugiškai, atsakingai elgtis, nebendrauti su nepažįstamais žmonėmis, tiesiog ugdyti palengvą sąmoningumą. Pagrindinė žinutė tai, kad tėvai turi daugiau laiko leisti savo vaikais ir žaisti žaidimus, nes kompiuteriniai žaidimai yra galbūt esminė šiuolaikinio vaiko kultūros dalis, kaip mes surandam bendraminčius ir negalima jo atimti. Skaitmeninės bangos lektoriai jaunimui stengiasi padėti ugdyti kritinį mąstymą, suteikia įrankius atpažinti dezinformaciją. Išgirdau, kad gali dirbtinis intelektas ir kenkti žmogui ir padėti, gali sukurti apie tave netikras žinias, kurių tu nesi kalbėjęs. Supratau, kad vis tik to dirbtinių intelektų visiškai pasitelkti negalima eiti ir naršyti tam tikrose naršyklėse, kur yra draudžiama, neduoti jokių niekam duomenų. Sužinau tai, kad turėčiau būti atsargesnis. Renginio pranešėjai supažindino mokytojus ir suaugusiuosius, kaip naudoti dirbtinio intelekto įrankius kūrybiškiems sprendimams ir kasdieninėje veikloje, kad pavyktų lengviau susikalbėti su šiuolaikiniais vaikais. Mes atėjom dviese. Aš esu su savo asistente. Žodis tau. Sveikinu visus susirinkusius. Šiandien kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo kasdieninius pritaikymus. Mokykloje dirbant mes susidurėme su priešingomis pusėmis, kad dirbtinis intelektas yra priešas arba draugas. Todėl buvo labai įdomu ir prasminga išgirsti, kaip visą tai gali būti pritaikoma kūrybiškumo lavinimui ir tiesiog prezentacijų kūrime. Dirbtinis intelektas iš tikrųjų yra labai svarbi tema. Net 2 platformas pasižymėjau, kur aš galvoju, tai šitą aš dabar tikrai pabandysiu. Kasdien, kas mėnesį, kas met atsiranda kažkokios naujos technologijos, kurių mes turim išmokti ir mes neturim šiaip pasirinkimo. Čia nėra vaikams ar jaunimui, čia yra visiems. Renginio itin laukia senjorai, kurie su ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninio raštingumo projektu Ne vienas nėra pamirštas, išsamei susipažino visus metus vykusiuose renginiuose tiek nuotoliu, tiek visose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Visos tos paskaitos, visi tie mokymai labai super. Jau gudresni žymiai jo. Temos tos yra tokios labai plačiam ratui prieinamos žmogui, kasdieninės. O dabar, kai ant bangos tas dirbtinas intelektas, tai vėl labai daug informacijos. Patiko tos programėlės, kur galima versti, kur galima iš balso, kad tu šneki ir tau tiesiog jisai verčia. Tas labai sudomina. O šita trečia, kaip tu gali padaryti, kas nuotraukas, kaip, tiesiog kaip fantastikos ryties. Pasibaigus transliacijai, senjorai nėrė į skaitmeninės bangos gelmes savo miestų ar miestelių viešosiuose bibliotekose, kur vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai su ryšių reguliavimo tarnybos projekto Ne vienas nėra pamirštas partneriais.
Iš tikrųjų, tai patiko labiausia tai, kartų vienybė. Tai aš manau, per anksti nurašom tos savo tėvus ir senelius, kad jie negali nieko pasidaryti patys, bet iš tikrųjų jie kuo puikiausiai gali. Raktas turbūt pažinti, prisipratinti technologijas, jaustis gerokai geriau. Viskas prasideda nuo noro. Svarbu tiesiog pradėti norėti. Šiuo metu mes pasiekėme žmonės, kurie yra aktyvūs, kurie yra žingeidūs, kurie nori perprasti naujas technologijas, bet yra dalis visuomenės ir labai nemaža dalis, kuriuos reikia paskatinti. Tikiuosi, po keletos bangų mes pasieksime ir šiuos žmonės. Ryšių reguliavimo tarnybos tikslas – padėti Lietuvai žengti koja kojant su skaitmeniniu progresu. Todėl žadama kitąmet kelti dar didesnę skaitmeninę bangą, kad būtų pasiekta kiek įmanoma platesnė auditorija. Na va, tai po šito filmuko, nežinau, ar jūs jį matėte ar ne, aš ganėtinai plačiai pasidalinau, bet, kaip ir sakau, ir visada sakysiu ir kartosiu, informacijos srautai tokie milžiniški paskutiniam metu, kad, neįmanoma visko sužiūrėti net savo elektroniniam pašte. Ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad prie projekto prisijungė Lietuvos paštas. Ir šiandieną mes turime Lietuvos pašto ir komunikacijos ir rinkodaros departamento projektų vadovę Tomą Barančiukę, kuri papasakos apie LP Express savitarną. Siuntą siųsk lengvai ir greitai. Tai Toma, mikrofonas jums, o už ekrano būkite labai aktyvūs ir jeigu tik kils koks klausimas, prašau, neįsijunkite mikrofonų, bet rašykite į komentarų langelį savo klausimą. Tai prašau labai, Toma.